šis projektas, tai yra Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro jungtinis projektas Falling from Grace. Reikėtų turbūt pastebėti, kad iš esmės tai paroda atliepia pagrindinės tokias šiuolaikinio meno, europinio meno tendencijas, kur priemonės arba medijos, kuriomis dirba menininkai, neturi reikšmės. Iš esmės pagrindinis akcentas yra teikiamas būtent konceptualiam turiniui. Galbūt skirtumas būtų tas, jog švedai labai didelį dėmesį skiria tokiai temai kaip bendruomeninis aš, tai yra būtent švediško identiteto pristatymą. Ir parodoje nemažai pamatysite darbų, kurie yra orientuoti į konkrečiai švediškos mąstysenos, švediškos pasaulėjautos pristatymą. Jiems labai svarbus santykis su jų istorija, su socialiniai ryšiai, su tėvais, su šeima ir panašiai. Nemažai dėmesio yra skiriama feministiniai temai, kuri Švedijoje, aišku, irgi socialiai, politiškai labai svarbi. Tai galbūt tas išskirtinumas būtent į šitą tokią švediškos tapatybės klausimą gali būti akcentuotina šitam projekte. O šiaip temos populiarios ir visų kitų vakarų Europos menininkų kontekstuose, tai yra ir gamtos tema, ir asmeninės paieškos, ir socialinis diskursas su visuomenė. Taip kad kažkokio išskirtinumo savo braižo, stilistikos kontekste turbūt negalėtumėm pastebėti, bet būtent akcentuočiau įdomumą šito projekto, kad galima susipažinti su tuo, kas yra švediška ir kaip švedai vertina save tiek Švedijos, tiek pasaulinėme meno kontekste.